Atėjau Šeiginės, važiuoju pasivažinėti su dviračiu. Tai įsigijom naują dviratį, elektrinį, reikia pabandyti pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj, nes garantija dar veikia. Tiksliau, ar viskas veikia, dar jeigu kas, tai kaip garantinį galima tvarkyti. Tai pirmą kartą ant elektrinio dviračio, įdomu, kaip važiuojasi, nes dabar kur aš važiuoju, tai pirmiausia reikia ant didelio kalno užvažiuoti. Tai žiūrėsiu, kaip tai važiuojas. Anksčiau užsivesdavau aš ant jo, ilgas, nemažas kalnas, dabar bandysiu dviračiu užvažiuoti. Kol kas važiuojasi puikiai. Čia kompiuteriukas nusistato tur, tai tipo lengvas padėjimas, po to matau dar yra eko, o sunku minti. Dar nustatyti, paėmiau išjungiau, tai visai nepaminu prieš kalną. Dabar užstačiau auto. Nu, nieko, galima važiuoti. Dabar užstatysiu turbo. Čia taip turbo, važiuoju ant kalno, važiuoju kaip su paprastu dviračiu, lygioj vietoj. Iš tikrųjų, tokį kalną aš jau net ir nevažiuodavau. Lengvai atsipūtęs, atsilošęs galiu važiuoti. Nu jo, liuks. Čia rodo, kokiu galingumu padeda, kiek vatų. Nu, turbo nereikia, nes beveik mint nereikia. Automatiškai. Čia junginėja. Stiprumą, spalva šviečia pagal pasirinktą savo režimą važiavimo. Čia rodo, kiek procentų išnaudojau. Ir daugiau čia galima kompiuteriuką junginėti. Labai patogu. Užmiršau dar skambutį užsidėti. Žmonės eina. Neturėjau ko paskambyti. Skambučio dar trūksta. Sodinam medelius, pakrantės. Kas žvejoja, tai tie nariai čia ir užsiema, moka mokestį. Ir vieną dieną skiria aplinkos tvarkymui, tą, kur teritorija tu žvejoja. Tai medelius sodina, šiukšlės išrenka, jeigu jų yra. Čia vienas Vokietijoje pasivaikščiojimo takų. Čia šitų takelių galiu pasivaikščioti, yra olos. Ten yra kaip koplytėlė viršuje. Tai yra tokių pasivaikščiojimo takų. Vokietijoje nemažai. Dviračių tai važiuoja, kur važiuoja traktorius, du automobiliai. O palei šį upelį ir važiuoja dviračiu. Dabar įjungiau eko režimas, tai yra panašiai kaip paprastų dviračių važiuoji, gal dar šiek tiek lengviau. Bet jeigu tu išjungi elektrą, tai tada ganėtinai sunku minti, nes pats dviratis sunkus, netoli 30 kg sveria. Tai padangos storos, tai sunku minti būna, jeigu išjungi. Tai va čia galiu perjunginėti, kokiu greičiu važiuoju. Kiek valandų, dar čia gal kažką gali prijungti, Bluetooth'o. Sukti man reikia po dešinį. Ką dar čia rodo? Greitį rodo. Kiek kilometrų nuvažiavau. Rodo, kad perjungt bėgį į žemesnį, rodo runtą šaltant, tipo, kad lengviau būt mint. Labai nesunku tai padaryti. Aš padarau tur, tada dar lengviau būna mint.
Čia bendra rodo, kiek akumuliatorius, kilometrų nuvažiuota, galingumas, sunkiai minu, turbo. Ką turbo? Ko tai neįsijungia man tas turbo. Taip, įjungiau turbo. Rodo dar perjungti bėgį į aukštesnę pavarą, kad lengviau mint. Rodo, kiek ima vatų iš akumuliatoriaus. Bet važiuoju į kalną, tai lengvai atsipūtęs. Jeigu dar bėgiu žemyn permuštau, tai būtų dar geriau. Tai parodo bėgį perjungt, patarė. Jo, reikia ir su bėgiais pažaisti iš tikrųjų. Atvažiavau Vokietijoje, netoli Zigmaringeno, kokie 5 kilometrai griuvėsiai, vadinasi Hornstein griuvėsiai. Tai čia buvo kadaise pilis, 12 amžiuje. Tai ši pilis priklausė įvairiems didikams. Jis buvo sugriauta visiškai, po to buvo atstatyta. O tokia nedidelė teritorija pilies. Čia dažnai atvažiuoja su vaikais, nes netoli visai. O tokia pilies teritorija. Koplyčia atstatyta. Einu šiek tiek pavaikščiosiu. Ši pilis buvo pastatyta ant uolos, ganėtinai aukštai, labai įspūdingai vietoj. Dabar ruduo, tai gal kiaurai persimatys, kur čia pastatyta, nes kai būna sužaliavę lapai, tai būna visiškai nieko nematyti. Dar pasižiūrėsiu. Tokie pilies likučiai, griuvėsiai. Kažkur tai laiptų, aišku, ko gero nėra, užeisiu pasižiūrėsiu. Vien tik griuvėsiai. Tai tikslas. Važiuoju dviračiu, keliu apvažiuosiu aplinkui ratą ir dviratį išbandysiu. Ir pasižiūrėsiu, kaip ant kalnų važiuoti. Ir aplankysiu va tokias griuvėsius visai netoli esančius Zigmaringeno. Nu jo, aš matau, kad aš čia ganėtinai aukštai. Žmonės čia. Žmonės greta pietauja, tai netrukdysiu. Kažkiek atstatyta, apšviesta, o naktį ko gero gražiai čia šviečia. Labai nedidelė teritorija. Tuoj pasižiūrėsime kito pusę, kas ten matyti. Opale. Aha, čia irgi ant uolos ant kalno. O, čia gali ir numainuoti. Tos pilies ne per daugiausiai ir telikė, bet pasivaikščioti yra kur. Vaikai patenkinti, dainuojama, mažiukai. Čia koplyčia atstatyta. Čia kitas takelis iš pilies išėjimas. Šiek tiek paeisiu, pasižiūrėsiu. Kur mes čia išėksim? Gal pilis pasimatys, kaip jin čia atrodo. Nu jo, tokie griuvėsiai. Šiek tiek po teritoriją pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu. Kad čia ir netoli, bet buvęs gal porą kartų tik tais.
Čia vabzdžių viešbutis. Nežinau, ar Lietuvoje yra tokie vabzdžių viešbučiai. Vaikus suskaičiuoja, kiek vaikų, 3 auklėtojai. Tai mažiausiai būna 2, kai veda vienas iš priekio, kitas iš galo. Tos pipirus reikia sužiūrėti. Einu į koplytėlę pasižiūrėsiu, gal atrakyta, gal neišvis. Tokia koplytėlė. Čia eilinis Vokietijos miestelis, kaimelis, gal greičiau sakyti miestelis. Dar šeštadienį dar kažkas juda, kažkas kažką daro. Sekmadienį tai būna visai ramu. Ramu, tylu. Sustoju, dar lempą nulinksta, reikia pareguliuoti, šiek tiek paveršti. Ir šitos raktelius įsidėjau. Važiuoju, jinai nulinksta. Dar reikia šiek tiek aptvarkyti, suveršti. Čia šitoj koplytėlį dar ir varpai sumušė, bet varpas toks juokingas, kaip žvejai ant meškerių skambučius deda. Tokis barškaliukas buvo. Nu jo, bet visgi muša kas 15 minučių. Dviračių takeliu, paukščiai čiulba. Čirškia nečiulba. O tokiu takeliu ir važiuoju. Malonus takelis, žmonės sportuoja. Patys vokiečiai tai nemėgsta, kai jų filmuoja. Mieste tai sulaukiu priekaištų. Šiandien oras puikus. Lapkričio 14 gal. Šilta. Kai kur buvo net iki 20 laipsnių šilumos. Nu, šiandien gal 20 nėra, bet netoli to. Tai pasirinkau ekonominį režimą. Tai 112 vatų ima. Ką dabar minu, sustoju sukti. 0. Pravažiavau, kiek aš čia pravažiavau, 12 kilometrų. Tai 12% išnaudojau. Čia skaičiuoju 44 minutės važiuoju, perjungiu. Tai čia kokiu režimu, gal kiek energijos sunaudojau. Čia Vokietijoje kaip ir pasivaikščiot pėstute ar dviračiu, visi sveikinasi. Tai ne dviračiu vienas su kitu prasilenki, tai bent jau galvą linktelni. Gan draugiški. Malonu. Apsuksiu ratelį, manau dar gal 10 kilometrų. Ir grįšiu namo protestavęs. Paveršiu, ką reikia. Čia palei upelį ir važiuoju. Upelis Lauchertal vadinasi. Jis įteka į Dunojų.
Dunojuje aš ir žvejoju. Galima ir Lauchertalį žvejoti, bet sudėtingiau. Ir bilietas brangesnis. O taip išeiginės ir praleidžiu. Aišku, buvom suplanavę su kemperiu pavažiuoti, bet pranešė, kad dviratis yra, tai atsiėmėm dviratį, tai reikia protestuoti. Kažkur tai pamečiau dviračių takelį, žioplinėjau ir nežinau, reikės prie dviračio navigaciją prisitvirtinti. A navigacija tai telefono prisitvirtinti. Čia yra dviračių takelis ir pėsčiųjų takas. Ir parodyta, va, tokie ženklai mėlynas ir dviratis. Dviratis gali važiuoti, jeigu laisva. Pėsčiųjų pirmenybė. Tai jau aukštesnį bėgį perjungiau, kad lengviau būtų suktai. Tiesiog atrodo, kad už nugaros kažkas tave tempia, stumia. Visai jėgos nereikia dėkt. Tai dabar į kalnus visus galiu važiuoti. Visiškai dzin. Iš tikrųjų net nežinau, kur važiuoju. Daugmaž žinau, kad ten yra poligonas. Turėtų būti toj pusėje. Važiuoju į kalną, jokios pumpos. Liuks, atsilošęs galiu važiuoti. Čia ne per seniausiai buvo poligonas. Tai vokiečių buvo kareivinės. Ganėtinai nesenos, naujos pastatytos. Po to sumažino vokiečiai karių skaičių. Kareivinės atidavė pabėgėliam, prieglaušio prašytojams. Tai tie ir išdraskė tas kareivinės, ten kokie buvo stalai, tai ir sulaužė. Dabar vokiečiai vėl norėtų atkurti kareivinės, bet turtas jau yra ir išparduotas. Firmom atiduotas, tai dabar bandys derint, kiek girdėjau, išpirkinėti ar dar kažkokiu būdu norėtų sugrąžinti vėl kareivinės. Tai čia įvažiuoju irgi į poligoną. Čia poligonas būdavo, tankai važinėdavo. Tanketės, kliūtys visokios būdavo padarytos. Infrastruktūra buvo paruošta. Jinai nedidelis tas poligonas, bet išbandyti technikai ar kareiviam palakstyti, tai buvo pats tas.